Liko 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sukam! Nagi ir kas? Laimonas! Nejaugi. Jėvų! Na ką, sveikiname Laimoną. Ar ir turime Laimoną? Labas, paskutinę minutę sugalvojau, sakau, sudalyvausiu. Sveikim iš tikrųjų to laimėjimo. Čia daugelis norėjo irgi prisijungti ir laimėti. Ir šitų paskutinę minutę tikrai ir čia tau taip ant lėkštutės. Matyt, ne veltui gyvenimas tau čia dabar taip išmėgė. Šiaip prieš mėnesį susidomėjau tuo tradingu, tai pradėjau intensyviai domėtis, tai sakau, reikia pabandyti. Tai dabar ir tam kriptoradarė prenumeruoju, sakau, reikia ir šitą pabandyti, čia nesugalvojau, kažkaip netikėta žiauriai, tai nežinau, faina. Jo, džiugu matyti, iš tikrųjų džiugu girdėti. Pasiruošęs daug darbų įdėti? Biški baisu, žinai, ir šiaip darbų nemažai, žinai, ir šiaip, darbe ir, stengsiuos, aišku. Įdomu, dabar ypač, kai, žinai, ant bangos pats esu ir susidomėjęs, tai šiek tiek investavęs jau esu, bet biški dar ir nudeigiau. Kiek nudeigiai? Dabar apie gal kokius 400 eurų. 400 eurų. Tai čia pradžia. Gerai. Tai sakau, reik, kol laikas dar mokintis, žinai. Ar žinai, kad reikės tau dabar 100 valandų sėdėti ir mokytis brūžinti, kaip sakoma, tą patį per tą patį daryti ir atkartoti visą tai, ką aš ten rodau? Seniai jau mokiaus kažką, žinai, jau nuo univero laikų daug praėjo laiko, tai bet bus matyti, stengsiuos, aišku. Tikiuos, kad pavyks, kad geras mokinys būsiu. Labai džiugu iš tikrųjų. Aš belieka man tau palinkėti iš tikrųjų sėkmės, kantrybės, motyvacijos, nepasiduoti ir judėti į priekį, nes tikrai čia pareikalaus visko. Pasitark su žmona, pasakyk, kad yra tokie dalykai, pasikalbėk su šeima, nežinau, kiek vaikai dideli ar maži. Maži dar. Aš dar, žinai, pats dar žalias visiškai tame esu, bet ten jokių demo nedariau, žinai, tu iškart su pinigais, kad pajus tą, tai, žiūrėsim. Viskas gerai. Tai pasitark, pasakyk, nes, sakyk, tai nauja mano sfera, kurią lendu ir turiu galvoju laimėjau mokymus ir tikrai jie gali tau suteikti, ne tai, ką gali, bet suteiks tau daug žinių, informacijos, pagal kurią tu galėsi pritaikyti ir pradėti prekybą. Bet... Dar noriu pertraukti trumpam. Nežinau, aš po joninių išvažiuoju 2 savaitėm atostogų, kaip čia dabar tik pagalvojau, prisimenu. Ne, viskas gerai. Matai, mokymai vyksta labai laisvų principų, nėra tenais kažkokių su valandų suvaržytų, kad tu gali sėdėti, reikia sėdėti, kad tu būtumai ir atliktumai kažką parodyti. Ne, tu gali mokintis tiek, kiek tau reikia ir kada reikia. Čia viskas vyksta individualiai. Kiek tu įdėsi darbo, kiek tu laiko įdėsi tam darbui, per tiek laiko turėsi rezultatą. Nori greičiau, daugiau laiko reikia įdėti. Turėsi tada, jeigu nori greičiau, sakykime, tada turi jau vertybės susidėlioti, pagal draugai, baliai, šventės, žaidimai ar televizoriai, filmai, jau turėsi padėti šoną ir daugiau skirti dėmesio būtent mokymui. O kiek laiko užtruks, aš nežinau, pusmetis, 3 mėnesiai, 6, 9 metai laiko, čia jau nuo kiekvieno priklauso. Dėl to yra labai laisva forma, bet turi pats save motyvuoti, kad tu turi siekti tą ir padaryti. Supratau. Šaunu, pridėsiu aš tau atsiųsiu prisijungimus, kur prisiregistruoti, prisijungti prie Telegramo grupės, kur yra mokiniai, prijungsiu ir važiuosim ir dirbsim. Šaunu, dėkui. Prašau, į sveikatą ir važiuojam į priekį.
Iki. Gerai, iki.